Metų medicinos darbuotojo premijos laureatė Gargždų ligoninės bendrosios praktikos slaugytoja dietistė Ernesta Surblienė ligoninėje dirba jau 34 metus. Ir nors šiandien savęs neįsivaizduoja kitur, vaikystėje, sako, turėjusi visai kitokių svajonių. Mano svajonė buvo būti kirpėja, bet kadangi buvom jaunos abidvi su klasiokė, norėjom stoti į Šiaulius, į kirpėjas, aš, jinai į siuvėjas. Bet dėja, mūsų tėveliai pasakė, ne merginos, nėra ten ko bastytis, esat jaunos, čia pat Klaipėda, Seserinas, įstokit ten. Tėvų sprendimas pasiteisino. Ernesta yra dirbusi ir priėmimo skyriuje, ir greitosios medicinos pagalboje, ir reanimacijoje. Būtent pastarasis darbas, pasak medikės, yra pilnas iššūkių, tačiau pats prasmingiausias ir mieliausias širdžiai. Intensyvios terapijos palatoje slaugytoja budi 2 kartus per mėnesį. Iš tikrųjų, kai jau vyksta ta intensyvi terapija, tas, vadinkim, paprastų žodžių gaivinimas, ir kai tau po rankom darant tą, kaip sakyti, išorinį širdies masažą pradeda plant žmogaus širdis, yra tikrai geras jausmas, kai tu gali padėti žmogui. Pasak Ernestos, slaugant pacientus, kurie dažnai jau nebegali savimi pasirūpinti patys, svarbiausia komandinis darbas, kurį privalo lydėti pagarba tiek pacientui, tiek kolegoms. O intensyvios terapijos palata yra būtent ta vieta, kurioje reikia daug empatijos, rūpestingumo ir tolerancijos. Tenka ne tik pacientą palaikyti morališkai, o palaikyti morališkai ir jo artimuosius, nes išeičių medicinoje būna įvairių. Nuo šių metų pradžios Ernesta ligoninėje dirba ir kaip dietistė, rūpinasi pacientų valgiaraščiais, prižiūri, kad maisto ruošimas ir jam skirtos patalpos atitiktų higienos normų reikalavimus. Magistro studijas tik šiemet pabaigusi ir profesinės etikos ir etikos audito magistrės diplomą įgijusi moteris nežada sustoti ir sieks tobulėti toliau. Svajoja baigti ir gyvensenos medicinos mokslus. Tikrai žmogus negali gyventi be svajonės, o ta svajonė studijuoti dar jin pas mane yra. Ir jeigu jinai išsipildys, aš būsiu labai laiminga. Nenuostabu, kad tokį aktyvų ir savo darbui atsidavusi žmogų puikiai vertina ir kolegos. Būtent jų iniciatyva Ernestai šiemet įteikta Metų medicinos darbuotojo premija. Šis įvertinimas medikę be galo džiugina ir ji dėkinga kiekvienam ją palaikančiam. Su mūsų profesinė švente visiems sveikatos, stiprybės, kantrybės, pakantumo vienas kitam. Bendraukim ir bendradarbiaukim.